Jūsų klinika veikia bemaž 25 metus ir jūs neturite išorinės reklamos. Kodėl? Arba kaip jūs sutinka žmonės? Iš lūpų į lūpas. Aš pati savo galvodavau, kaip aš pasirinkčiau odontologą, jeigu būčiau ne odontologė. Tai tikrai rinkčiausi turbūt iš savo artimų rato atsiliepimo, pirmiausia patikrindama. Kažkaip norėjau viską padaryti kitaip, kad žmonės atėję čia nesuprastų, kur jie papuolė. Ir tikrai prieš 25 metus buvo iššūkis būti be baltos uniformos, kaip čia yra įprasta. Ne? Tai aš iškart pasakiau, mes būsim kitaip, pas mus nebuvo jokių halatų. Visaip, kaip buvo bandoma užslopinti galbūt tą kvapą tos odontologijos, kuris buvo gal tais laikais ryškesnis negu dabar jisai yra. Kiekvienam pacientui yra savas daktaras. Kažkaip niekada nebijau ir su kolegomis dalinti savo atradimais, kad vis laik norėjusi, kad kuo daugiau tų žmonių būtų tiesiog laimingi, be skausmo. Yra būdai, kaip yra įmanoma išsaugoti dantis, tiesiog iš vis be prisilietimo odontologinių procedūrų mūsų tų nemalonių žmonėms, baisių, brangių. Tai tiesiog žiūrim ne tik kaip į dantį, ne kaip kad jį turim gražiai ir užplombuoti, bet tiesiog, kad mūsų kūnas, kiekviena jo dalis yra dalis visumos, ne? Ir mes turim, būdami savo srities specialistais, žiūrėti, kad tai yra susiję su daug dalykų. Ir mūsų sąkandis, ir dantis. Jau gal galima ir jaunąją kartą išauginti su sveikais dantimis. Man tai yra didžiulė prasmė, tie mano mokymai, kuriuos darau, bet tas, kas jau yra padaryta, turėtų būti pakeista tik dėl senstančių medžiagų, plombinių medžiagų, ne? Mūsų dantis tik kartu sensta su mumis, bet visos medžiagos sensta daug greičiau. Ir odontologo darbas realiai turėtų būti keisti tas medžiagas ir mokyti, kad nesugestų. Tikrai mums atranda tie, kas turi atrasti.